Sveiki, taigi nusprendžiau sukurti video apie savo sidabro treidinimo sistemą ir parodyti savo tokias metodiką, kaip aš dirbu, kaip vertinu ir, ir kaip veikia visa šita mano sistema. Ir panašiai, taip. Pirmas dalykas, noriu parodyti, ką naudoju, kokius naudoju puslapius. Pirmiausia, tai reikėtų turėti GCI MetaTrader platformą. GCI dėl to, kad jie turi ne tik Forexo, tai yra valiutų grafikus, bet turi ir akcijų grafikus, tai ir indeksų, ir šitų, ir metalų, ir po to yra ir kavos, man atrodo, ir panašiai. Toliau kitas dalykas yra Forex Factory, naudoju aš asmeniškai. forexfactory.com ir čia seku kasdienės naujienas. Toliau naudoju Market Forex Time Zone Converter. Čia matau, kada atsidaro akcijų biržos ir kada užsidaro. O dabar, kur pažaliavę, reiškiasi atsidarė yra New Yorko ir 11 PM mūsų laikų užsidarys. Kaip matot, laiko juosta atitinka mūsų laiko juostą, Europe Vilnius. Dabar yra 22:21 ir 11 valandą užsidarys New Yorko akcijų birža. Kitas, aišku, dalykas yra brokeris. Na, yra daug jų visokių ir panašiai. Dėl techninių dalykų aš gal nesiplėsiu, kuriuos reikėtų, kas norės, kas susikontaktuos, duosiu nuorodas, registruosis panašiai. Yra ne vienas brokerių, rekomenduočiau realiai dirbti ne su vienu, su keliais, dėl tam tikrų niuansų, kuriuos irgi kas norės, tam papasakosiu iš patirties ir iš tikrųjų daugelis brokerių, profesionalių, ta prasme traderių, jie prekiauja su keletu brokerių. Tai gerai, grįžtam dabar į pradžią, grįžtam į MetaTrader platformą. Štai kaip jinai atrodo, kaip grafikus galima čia atsidarinėti, yra visos Forexo valiutos, indeksai, Amerikos akcijos, Europos, Australijos, čia silveris, platinum, palladium, copper ir panašiai, žodžiu, pilna įvairiausių asetų trading, yra grafikų trading. Aš pasirinkau silverį, po ilgų nusivylimų, prisikėlimų ir dar sykį prisikėlimų, pagaliau supratau, kad ta sistema, kurią aš pritaikiau, labiausiai veikia su sidabru, studijavau visų metų grafiką ir success rate, yra pelningumo reitingas, buvo pats geriausias. Nepatingėjau daugybę studijuoti ir kitų, tačiau su sidabru sekėsi ir geriausiai. Turiu suprogramuotą indikatorių, kuris garsiniu signalu praneša man taip, kad žvakiai prasidėjo tokia pat kaina, kokia ir prieš tai bus žvakė, va, kaip čia matot. 11:15. Čia ne mūsų laiko juosta, čia yra New Yorko laiko juosta ir yra 7 valandų skirtumas. Šitą, kur prasidėjo, čia yra 3:15 prasidėjo ir reiškia baigsis 3:30 šitą.
žvakė. Taigi apie patį indikatorių, tai yra unikalus indikatorius, pagal užsakymą man suprogramavo programuotojas MQL 5 programavimo kalba, kad nereiktų man pastoviai stebėti, kadangi dirbu dar programuotojų, gaunu garsinį signalą, tuoj pereinu į antrą monitorių, pasižiūrau į grafiką ir iš karto matau, kad gavau signalą su indikatoriu. Tačiau iš karto negriebiu jungtis, ta prasme, iš karto aišku prisijungiu. Ką darau, tai prisijungiu prie brokerio. Nes iš tikrųjų, kai kaina, kurią treidinsiu, reiks parduoti arba nupirkti, reikia reaguoti labai greitai, žaibiškai. Ir nuo to gali daug kas priklausyti, nes už keletos sekundžių jau bus visiškai kitaip. Ir aišku, tą reikia treniruotis ir tas ateina su laiku. Tačiau, kaip ir sakiau, tik prisiloginu, dar net nieko neprekiauju. Iš karto einu į Forex Factory. Tai kaip atrodo čia tie įvykiai visi, kurie ir surašyti, kada bus. Nes vasario 10, vasario 11. Ir tarkim, pasižiūrau, ar ta žvakė neprasidėjo tada, kaip įvyko kažkoks įvykis. Tai yra va šita žvakė, ne? 11:15. Žiūrau čia, ar nėra įvykio 11:15. Nes realiai atitinka laikas šito MetaTrader ir čia atitinka. Tik čia aišku rašo PM, o ten rašo 15. Tai 15, tai būtų, kaip čia matau, 3:07, o čia rašo, prasidėjo 3:15. Tai parefreshinsiu, čia bus irgi dabar 3:30 maždaug. Laikas 3:29 PM. Tai čia tik, sakau, laikas sutampa ir iškart žiūrau, ar neprasidėjo ta žvakė taip, kaip prasidėjo kažkoks įvykis. Tai yra ar 2:45, ar vėl, ir ieškau tokio laiko. Paskui ieškau tokio laiko, ar ta žvakė nesibaigs, ar šita va prasidėjo, ar šita, ar va šita žvakė, ar šita, ir taip toliau. Ar neprasidėjo ir ar nesibaigė tada, kai prasideda kažkoks įvykis, ok? Tarkim, 4:15 prasidėjo, bet matau, kad 4:15, na, šiuo atveju Great Britain, gal netiek svarbu, bet esmė yra euras ir dolcas, ir doleris. Ar nėra įvykio tam tarpe imtinai nuo 15 minutės iki 30, nuo 30 iki kem 5, nuo kem 5 iki 00 minučių ir nuo 00 minučių iki 15. Per visą tą einamą valandą žiūrau, ar tam tarpe imtinai nėra įvykio fundamentalaus susijusio su doleriu arba su USD. Okay? Visada mintį turiu, kaip ir prieš tai rodžiau, rinkų, biržų atidarymo, uždarymo laikus. Čia yra mūsų laiku, kaip ir prieš tai sakiau, Europe Vilnius, ir kaip matom 11 valandą užsidarinėja į New Yorko rinką. Na, manau, dar čia jums papasakosiu iki 11 ir leisiu įsitikinti, kad užsidarant rinkai ties 11 PM prasideda kainų šuoliai ir jie iš tikrųjų yra labai nenuspėjami, todėl jokiais būdais nedaryčiau treido 10 kem 5. Kaip ir sakiau, dėl to, kad 11 PM užsidaro New Yorko birža. Okay? Tai va tas valandas irgi mintinai dar kažkaip nelabai įsimenu, bet visada pasižiūrau,
nėra ant tų, ar nėra ant tų laikų, kai atsidaro ar užsidaro kažkuri tai rinka. Tai va, jeigu neatsidaro, neužsidaro, nėra nei vieno įvykio, imtinai tarp tų 15 minučių ir ant close, ir ant open, tai yra ar įvykis neprasidėjo tada, kai prasidėjo žvakė, ir ar įvykis neprasidės, kai baigsis ta žvakė. Jeigu iš to sąlygos tenkinamos, iš karto tada jau čia prasideda. Aha, ir va čia žiūrau iš karto kainas. Susirandu kainą. Silverio kaina. Silverio kainą ieškau tokią pačią, kaip ir prieš tai būsiu žvakė, kaip matot. Tai yra 16,99. Čia analogiškai, aišku, čia dabar rodo kitą laiką. Čia analogiškai vėlgi jūs galite rasti pagal laiką tą kainą, tą momentą, kai buvo prieš 15 minučių nukritę iki to 16,99, ok? Ir va, pagal šitą grafiką labai lengva pamatyti tą kainą. Aišku, dabar labai marketas pasyvus ir čia nėra ką šnekėti, bet va, tuo metu 11.00, 11.15 buvo čia judėjimas, kaina kilo, tai leidosi, ir šitą žvakę judėjo analogiškai, kaip prieš tai bus. Jinai nusileido iki tos kainų 16,99 ir paskui pakilo. Todėl, ką aš ir būčiau daręs, aš būčiau pirkęs tada, kai šitą žvakį pasiekė kainą 16,99, analogiškai pagal grafiką čia būčiau radęs, pasižiūrėjęs prieš tai 15 minučių. Okay? Ir tada man būtų buvę matyt, kuri ta būtent kaina pagal grafiką yra. Okay? Va kaip čia, pavyzdžiui, 16,902, tarkim, nebūtų. Ir čia va 16,902. Ir tada aš palaukiu, kol vėl nukrenta. Tiesą sakant, jau būčiau va čia daręs buy, tarkim, va, dabar 901. Ir būčiau pirkęs, nes aš matau, kad va ties tuo low, okay, yra. Tai yra pirkimo kaina. Ir ten būčiau daręs buy. Aišku, dabar jokio signalo nėra, čia tik tarp kitko, čia vis tiek manau, kad silveris kils į viršų. Ir būčiau daręs buy iki tiesą sakant, ir dariau buy čia šiandien iki 11.30 prasidėjo 11.15, 11.30 ir baigėsi 17.03 kaina, kaip matot, close. Tačiau atidarymo kaina 17.01, čia irgi 17.01, low yra visiškai tas pats, 16.99, 16.99. Tai ir yra mano mano matematika, automatika, kaip čia pasakyti, kuri indikuoja man lygius, kuriuose galiu pirkti. Ok? Realiai kartais būna priklausomai nuo to, kaip per pirmas minutės juda ta kaina. Jeigu jinai judėtų pirmiau iki high kainos, kuri yra 17.04, tai tada aš ieškočiau pardavimo kainos, tai 17.04 va čia. Čia aišku bus 3 skaičiai po kablelių tikslumu, bet esmė ta pati. High ir low. Vis tiek matysis keter anksčiau, kur buvo. Okay? Ir matysis tas levelis. Parduot ar pirkt. Lygis, tiksliau sakant. Parduot ar pirkt. Ir jūs tada iškart spaudžiat low, high, tinkamai iki 15 minučių treidą ir buy
arba sell. Okay? Tai va, toks principas, kuriuo vadovaujuosi pirkt parduoti sidabrą. Ir realiai, gal jum neįtikinamai bus čia viens kitas, galim pasižiūrėti istoriją. Istorija yra įrodymas. Ir istorija padeda suprasti dabartį, kaip sako, kodėl aš taip treidinu. Va, pavyzdžiui, ne? Čia vėl leidosi iki lau, kuris yra 17.00 ir čia būčiau daręs buy. Toliau čia neaišku, pirmiau gal kilo, tai būčiau sell daręs nuo šitos, atitinkamai būčiau ieškojęs ten. Aišku, dėl atsargumo visada aš pasižiūriu į fundamentus, į pasaulio įvykius, čia būčiau daręs buy. Čia šitoj vietoj būčiau daręs vėl buy. Kai matom, buvo net kirsta tas žemesnį kainą. Būčiau daręs buy. Šitoj žvakį nebūčiau pirkęs nei pardavęs, nes nebuvo pasiekta šito žvakės high, kuri yra 17.09. Taip pat nebuvo pasiekta low, kuris buvo, kaip matom, 17.04. Okay? O va, matau, šitoj žvakį buvo pasiekta low. Tai yra 17.02. Va, būtent šita žvakė, kuri prasidėjo 22.30. Buvo pasiekta low ir paskui kilo. Tai va čia šitoj vietoj būčiau daręs buy. Aišku, irgi niuansas čia gali būti, kad pasiekė vėlgi paskutinę minutę, bet aš apsibrėžiu, kad turi pasiekti per pirmas 10 minučių. Kai vyksta signalas, peržiūrau fundamentalius įvykius, ar nepapuola kažkoks fundamentas į tą tarpą ir tada darau treidus. Ir aišku, ar nėra į šitos rinką, ar neatsidaro, neužsidaro. Čia vėl, va, kaip matot, vėl šitoj vietoj buy būčiau daręs. Arba netgi daręs čia sell va šitoj vietoj. Priklausomai, kur judėjau pirma. Ko gero, kad čia reiktų žiūrėti, aišku, į detalesnį grafiką, į 1 minutės, todėl aš čia turiu ir 5 minučių, bet manau nesmė dabar sukt ten iki februarį 8-5 minutės. Esmė, kad žiūrau link kur juda, ką tik prasidėjus ta žvakė, ar link high, ar link low. Čia matom, čia būtų vėlgi niuansas iš karto, kurį noriu pasakyti. Čia buvo judėjimas pirmiau, kaip matot pagal grafiką. Čia vėl reikia nepasiduoti pinklėm, nes pralošit. Pirmiausia judėjimas buvo į čia, bet nepasiekė į low, kuris yra gerokai toliau, kuris yra 16.93. Ir nepasiekė į low, o paskui šovė į viršų. Todėl aš būčiau nedaręs sell, nes jis pirmiau judėjo sell. Ta prasme, nepasiekė va to lygio, kur būčiau daręs buy. Okay? Nepasiekė to lygio. O jau paskui pradėjau kilti į viršų. Todėl aš pirmiau žiūrau iš pradžių, kurį lygį pasiekė. Ne kad tarkim, kaip čia pasakyti, ne kad jis, va, pavyzdžiui, pirmiau judėjo į čia, paskui judėjo į čia. Jis kažkuriuo momentu vis tiek juda tam tikrą kryptim, ar į viršų, arba žemyn. Todėl tuo judėjimo kryptim turi pasiekti arba šito žvakės high, arba šito žvakės low. Ir tik tada, kai pasieks to žvakės high arba low, darysiu sell, arba buy. Ir kaip matom, kai judėjau žemyn, jis nepasiekė šičia. Todėl aš nedariau buy, todėl ir nedariau sell, nes sell jisai pasiekė tik tada, kai prieš tai judėjau žemyn. Tai štai turiu omeny, kad jis turi būti vienos krypties.
kainos vyravimas turi būti vienos krypties. Dar viena sąlyga, kuri reiškia buy arba sell. Aš darau ir buy ir sell kartais. Kitaip sakant, parduodu ir prie high ir perku prie low. Tai reikštų, kad jisai per pirmas minutės pasiekė low, aš pirkau, paskui pasiekė high, pardaviau. Dar vieną poziciją atsidariau, gaunasi 2 treidai, kurie reiškia, kad kaina baigsis tarp šitos high ir low. Okay. $16.45. Jau čia mūsų brokeriai jau būna uždarę, dėl tokius net nereaguoju. Va čia pavyzdžiui irgi. Matau, kad jis nepasiekė šito žvakės high, todėl čia jokio sell ir nebuvo, taipogi ir buy būčiau tikrai nedaręs. Šitą va žvakį vėl matot, čia daug tokių, reikia tik tai teisingai mokėti nuskaityti. Pirmas dalykas info nuo indikatorius, o kaip šitas irgi 14.30. Leidosi buy, galima buvo paskui daryti ir sell čia. Aišku, sakau, nežinia, kuriuo momentu jisai pasiekė čia sell. Šitą high. Galbūt per paskutinės 2 minutės 3, todėl ant brokerių jums neleis atidaryti pozicijos, kai lieka mažiau negu 5 minutės. Mažiau negu 5 minutės, tarkim 14.10. 14.10 ir kelios sekundės jums neleis daryti jau atidaryti pozicijos iki 10.15. Jums leis atidaryti poziciją tik per pirmas 10 minučių iki 15 minučių laikotarpį. Daryti, kad pavyzdžiui atsidarai poziciją valanda 9 minutės iki valanda 15 arba valanda 19 minučių iki valanda 30 ir panašiai. Todėl per pirmas 10 minučių turi pasiekti tuos levelius, kuriuos indikuoja mano indikatorius. Čia šitas, yra čia daug, aišku, ne visi tokį galbūt 100%, tačiau rezultatai tikrai puikūs ir, kaip matot, pagal istoriją tikrai esu patenkintas ir džiaugiuosi rezultatais ir kviečiu prisijungti prie manęs, prie mano treidinimo. Vėl turiu Skype grupę, kur rašau lygius buy ir sell. Formatas labai paprastas. Signalų formatas labai paprastas. Reiškia, new signal šiandien. Reiškia, kad toks parašymas reiškia, kad kai sidabras pasieks 9.35, tai yra skaičius čia po kablelio kaina, tada aš darysiu pardavimą iki 45 minutės. Ir darysiu pirkimą 9.10 po kablelio, kai sidabras pasieks per pirmas 10 minučių pagal nutylėjimą. Tai va tiek. Principas paprastas, sistemėlė paprasta, galima pradėti treidinti ir galit klaust, kas jeigu neaišku. Dėl pačių brokerių, dėl techninių pačių dalykų galite teirautis, kaip sakiau, sekantį kartą paaiškinsiu darysiu įrašus savo treidų ir paaiškinsiu, kodėl taip elgiausi, bus galima matyti realiai pasisekė ar nepasisekė, nerodysiu vien tik tuos, kuriuos laimėjau.
Galbūt bus ir tų, kurių pralošiu. Tai va tiek, iki.